Čia darosi. Oi, atsikėliau iš numerusių. Aliu? Laimėjai? Nu, sveikas. Kaip tau, kad man yra naujoji mokykla? Nu, žinok, sumotai. Ne, be vodkės, ne, blogai žinok. Nuo manęs kai ko nenuslėpsi, viską sužinojau, tai tu teisės nusipirkai vis dėlto. Jau. Šiaip sakau, kad nuėjau pas mokytoją, jo paimo inžinierių užrašyta. Ir, ką žinoma, apie mašiną įsileidžiu, turėtų įgėtas. Tai turėtų, aš tai nežinau. Tai važiuojam į mokyklą, kiek jau valandų. Po 7:30. Oi, tėvė, važiuojam. Susitiksim mokykloje. Įsidėjai, pameni tą dieną, kaip policija įsidėjai? Jo. Tam mane parodė kažką. Prie mano. Sakykim. Oi, čia taip biškai įdomi. Nu, įdomu. Gerai. Ką, go. Vienas. Gerai. Tai uždaryt durų nepamiršai, ne? Ką tai autobusai? Autobuse. Gerai. Ateikit po vieną. Gerai, kad tu ten būk. Tai Vilnius. Gerai, po vieną. Oi, nieko nesaitis. Tu kada pastojas? Ai, dabar jau neši 12 baiginėjai. Nu, man kažkur tai 3 parašyti. Ne tas, čia jiems duja praeiti. Nu, patikėsiu. Paprastai, tai tikėkit. Gerai. Nu, čia dabar kaip. O tai, matyt, atrodo, ar jūs čia tik 4 mokyklų. Ai, tiksliai, kaip aš pavėlą, taigi čia tik 4 mokinių mokykla. Taigi, aš užrašytas. Na, rytoj pažiūrėsiu. Dabar. Gerai, sakykim, užrašyti. Netikiu, kad jūs nesi trečioks. Ką? Gerai, sekantis. Gerai, man tas rašas. Nu? Taip, buvo 11. Tai čia kažkaip parašyta, kai išmetė iš mokyklos, nes... Ui. Šito aš neskaitysiu, žinokit. Man labai nepatinka šitą saklį. Bet sakykim, tu priimtas. Gerai, ačiū, visu geru. Kai greit. Ui, kažkaip durį. Nelaužykit mano durų. Turėtų mokiniai pasirodyti. Turėtų. Turiu to pasirodyti. Pradeda. Tai sveiki, mokiniai. Noriu dabar jūsų kai ko paklausti. Koks? Vyras ar moteris? Tai aišku, moteris. O tai kodėl atrodo, kai vyras? Dar toks klausimas. Tai štai, prisistatysiu. Aš Jolanta. Esu kilusi iš Sovietų. Jūs net teroristė? Užsičiauk ir sėdėti savo vietą. Gerai. Taigi jūsų pirma pamoka matematika. Taigi, kuris labai žino matematiką? Na tai jau eilinis. Lukas moko matematiką. Gaila, lentos neturiu, pats atsiųsti krysuotojai. Tai ateik prie kampų užduotis padaryti. Gerai. Ne, nu, jūs jau taip vyras. Taip, čia visais. O, kaip jūsų kompas gražiai. Ui. Aš to dėko parašysiu. Atsiprašau, ui. Gerai. Tai matau. Kas čia per mokinį, iš kuris kilęs? Nu, geriau neklauskit. Pakalbėjau su direktoriu. A tikrai, pasidurys gerai iš to. Ai tiksliai, įsidėjau naujas. Na gerai, patikėjau. Tik čia visi padedi man kompą ant stalo. Kodėl jūs pati negalit? Aš tau duosiu, aš mokytoja. Mokiniai turi mane gerbti, o ne kaip, nežinau, iš kokių gaunų kilęs. Eikit jau, aš čia geriausias mokinys klasės. Tikrai? Jo.
Якщо воно клавіатура виключити, то звуки ти закрив поставити. Ну, напевно, я на мову не буду. Таїр. На Емілія, Таїр, как же випив математику? Ну, ти ще аїшку з кайчаном? Не граю з кайчаном, ну, то саме. Ти не висвітлює зараз. Сейчас. Це правда. Ти якщо там спасати, вибирай. Как не буду його математику вивчати? Жінок до кордопіньки бус. А Люся, Таїр, звідки класи грошей клас. Морозу з реки спасти, посипав, золотого свої цей только мокіту поставити. Я ще добре, що ще рахую. Саня положил, не видел, где контроль, угрозу. Лариша покласти потець. Лучше я посидеть на твоем свале, слушай, там их молодые еще. Эй, где? Как же на сайт надавили, как давили? Септилі, що таке додаєш не довірі? Эй, если правда, давилю, мукину, давай так потряю. И Костя, что еще? А що з мамою позволь? Еще что, сокол? А пішли позицію з компа. А ты доня помнил, что, сокол? Вот паразит с кем поясу суеждили, создать растешь не жена. А ты еще шишу лазда. Вот ошибка по красиве сюдишь. Лет по скамье директору. Не догадываюсь, что шитать. Эй, Гел, рядом номере. Ну... Где ты сейчас красота? Они по директору. Рай. Ваше дело. Ой, фокус проблему. Что-то смотри. Идет. Некультурный Эльгас. Я фокус с Альгасис. Ты еще раз не женю и шкуре сокинул. Ну и да, как говорю, посадить 5 часов. Иди, что сокол! Да, Игорь. Ты как говорю, что сокинул только 5 часов. Ты все, меня мокини, чтобы ему кипшу. Понимал, мазоки цурит. Я не супругу не кажу, что иду подарить цукер. Ну, это все правда нас. О, как ты хотел. Не родина. О, щука, вон, Нет, не вышли. Моки, то є гайма відтужата. Ай, подяка. Что за воздействие, кстати? Это лето... Палавка. Как добавил? Там окель или что, политику еще? Ты ничего, что сказал? Дай пока проблема. Это и что творится в мире? Ну, как Ира-то и... Я только с крумас, как такую, можно кипу встретить раз. Я мусу конкретно лето был. Аж что я тут флага лишь на пасенс. Да и я говорю. Алло. Ой. Так. Привет. А, бля, ой, Тулька, моя себе куртку летос. Ой, видишь? Сикас. Как это фирма, где нормальная фирма. Народа еще купил, следующий совсем так. Я же нормально, ти ж не нормальний. Очі пакети більш бідні. Галман, дымки еще. Не знаю. Та побудем там математика, ти галтик. Галь, как смог это высоше? Я сотрудник, поскольку перегрев, что нормально кирилл гал, пышка в лейда, просыпает, начал выйти свои за все лето. Извини, Костя, был. Нічого. Я кусал, рутяли таскал. Капець. Рутяля, родовый туалет, офигенно. О, тут смотри. Прибавили. Круто, как продал. Карде.
paskaitą, tu žiūrėtų. Ką pasakei? Aš žinai, ką aš supratau. Aš tą policiją iškviesiu. Net tu nesupranti, čia jis idėjose laksto prie mašiną. Nu tave nupėtos. Visi, valstyku. Ką prastai padėk. Aš dar vakaraštį pasiėmiau. Nu, Čia pažiūrėsiu, kokios pamokos. Kur tas mano vakaraštis? Vakaraštis. Išklaukau. Kūnas. Tai man krepšinį žaisti. tai dabar nereiktų į pamoką eiti, kad negalvotų, kad savo pamoką tulzikė būsi. Nu, aš bent jau varau į pamoką. Ui, nepradėjom per Nu, taigi, bus ir pakalbėjus lochas. Duris užtaisyk, kaimynui palinkit masyvinės kažkas bus nesmagu. sėkmės. Ui, aš to nežinau. O kad čia mokinių nėra. O, jau jie biški pailsėti išėjo. Dabar pertraukas. Skambutis sulūžo. Tai grįžtu atgal į tualetą. O tu išėjai. Kas ten įvyko? Bananą pavau. Viskas aišku. Gal nerodysiu, ką aš turiu. Žiūrėk. Bananas. O, O kodėl tu ant bananų sėdės? ne, išpėlė. Mini, negalvok. Kad direktorius biškai. Gerai. Galės jūsų bus man kūnas. Nu, tai čia. Kažkur jo. Kas savas, ne? Nu, skamba daug greičiau. O tai kur kamuoliai? Ne, dar palauk, su skambutis, sakė bus, nebus tų skambučių. Nu, nebus, nesakė sugedo. Na, jo, tikrai ne mano darbas. Vaivas palanginiai iššoko direktoriui. Pabandyk. Kaimynė, Ką? atsimeni mano komą. Jau, Sumatė pas direktorių koks. jau. Reikia sugalvoti pasims, negu pas tą mokys. Gal Reikia nukreipti uždėjimus. tiek aš nukreipsiu, tu paimk. Direktoriu, ten kažkas dega. Kur dega? Nu, ten, ant suoliukas. O jo, tau reikia atpagėti. O jo, dega. Direktoriu, alio. O kur čia dega? Čia yra prisalimus. Bėgu. Paimk viską, ką gali. Tuoj palauk maišą reikia pasidėti. Šitą tą pasimsiu. Ne, palauk, neįk, čia mano bus. Aš Palauk, išmečiau. palauk, dedam į maišą viską. Gerai. Pavyko. Na, nepastebės, nors palauk, dar iš šitą reiktų pasidėti. Kam tau šitas? Ai, jūs suprantate. Kaina bus. Pažiūrėjau, su nedegu. Tikrai nematys. O, dabar tai prisidėjai. Kaimynė. Man rodos, pirmąjį dieną bus tik šiek tiek pamokų. Kaip tik iš ten galim važiuoti. Tai jo. Aš reikia kažką atsitraukti. Lauk susirasiu už to. Ateik čia. Palauk, išsitrauksiu to iš kelnių. Man didysis, reikia toliau pasidėti viską. Viską į namus reikia pasidėti. Metam. Tik neini čia. Vietų. Eik šalin. Eik miegot tu tik tais. Palikau piniginę.
Tikiuosi, nešauks stipriai mane. Oi, baisu. Direktoriau, biškai jau man pačiūkščiu. Jūs lasdą turi, metalinę. Tai nereikėtų taip daryti. Oi, ne, direktoriau. Nelieskit man čia. Oi. Aš supratau, namo negrįžti. Tai aš žinojau, kad namo negrįši. Vaikas labai kalbus. Laukiniškus. Na, man reikšmė, tu skraidyti išmoks. Dar tokia naktis tada spėsiu susidėti. Reiks paskambinti Lupinį, kai jį ten baigs perti. Nežinau, ką ten darys su juo. Nu, alio. Ką? Ne tai, kad piniginę paliku, bet jis biškai pasielgi taip, nežinau, ne taip, kaip privalo direktorius elgtis. O kaip pasielgi? Išrengi mane. Ką čia suprast? Biškai ateisiu pas tave. Emilė? Kas tau atsitiko? Man reik dyzelį filmą. Nu gerai, tai. O, ačiū. Aš paliksiu tą mokyklą. Nesijaudik, tai viskas gerai bus. Nu žiūrėk, nu man. Kad nebūtų, kad tave padegtų. O, čia dabar tiksliai. O, direktoriau. Labą dieną, aš čia biškai. Nu, opa. O tai kokią čia progą padaro? Lauk, sustabdau. Gerai, toliau tęsim. Vis taip jau tęsim. O! Ko aš iš kur tu čia atsiradai? Emilė, aš nenoriu į tą mokyklą. Taip. O! Nebejaučiu subinai. Palauk, pas tą direktorių nuvažiuosiu. Gal tu ten nevažiuoju? Važiuosiu, bet šis ten. Su trimatiniu balonu pausiu. Būti aš pausiu. O jau tu sėdi, kaip tu galėjai? Direktorius bankrutavo. Pažiūrėk jau savo. Džinkis iš jų. Palauk. Emilė, gal pamiršau tą pasakyti, tau nereikia išėdėti. Ai, utilku. Dabar lietuvių pamoka. Ai, palauk, aš kai ką įsitrauksiu, tik nežiūrėk. Gerai. Pasimsiu šitą ir einam dabar pas direktorių. Gal gerai šitą pasimsiu. Emilė, biškai lietuvą, kada esu pasakyti. Nors šiandien nežinau, čia kaip. Ko nori? Ai, bet biškai reikia pasikalbėti. Kas yra? Nieko nepadarai su ta mergaitė, kuri čia buvo. Ne. Nes ką supratau, kad iš tikrųjų jūs vardas yra Paulius. Ne, tikrai nedariau nieko. Tik gal jinai paseno per savo laiką. Emilė? Ką? Čia kas? Čia nežinau, jis turtingas pasidarė. Ne, o tai čia mano stalo. Aš Emilė, nelabai pagarbama. Taigi, sėskit, mokai. Kokia daro? Užsikelkite, bet kai girdžiu aukštą. Oi. Kas sugalvojo, Taigi, dabar
panorėčiau pasakyti, kad ras. Aš tai matau, tu kiaurai stalas sėdžiu, nu tai ką man Nu daryti? tai jo, tai tikrai. Oi, tu čia sėdi už jo, mes nekalėsiu. Tu prieš tai ką man? Ai, kaip pas direktorių. Nu, korai. Uždaryk niekai jau. Aš turiu durų. Oi, tai nieko, tai kai ką padarysiu. Paimk šitas dėžės. Niekas neturėsi matyti, kad tai matyk. Na, tai ką direktorius? A galima į tualetą mokytoją? Aš esu varai, nu, paminėjai. Ačiū. Direktoriau galiu kai kur jūsų paklausti. Gali išsirašyti iš mokyklos. Dorkų. Direktoriau, palaukit. Žiūrėkit, braunas, žiūrėkit, matot, braunas. Žiūrėkit, turiu įrangą, tai aš galiu sustatyti jums stalą. Kur didžia skardinė. O jūs bankrutavot? Nežinau. Šitą tai namų pasimsiu makaras. Gerai, kaip sakė. O tu kur tas dingo? Palauk, tu pasimė. Oi. O, paskambinė biškį. Nu, sveiki. Reik biškį apsikalbėti. Jo, jis yra. Taip, žinau. Kaimynai. Paklausk mokytojų, visą kompą netrūks. Mokyt Direktorių. direktorio? Mokytojai, palaukit, kol bus telefoną. Kompą netrūks, pažiūrėsim, ar netrūks. Ar jam netrūkto kompo? Man kompą? Jo. Nu, ne. Tai jam dovanų turim. Ko? O, atvažiavo. Ko? Labą dieną. Čia biškai reikia liūdėti. Paklausyk mano šunį ir nedaryk žiūrėti. Atkiš. Kas čia buvo? Ne, nu aš turiu pasikalbėti dar. Gražinkit mano rūbus, negaliu. Gražinsiu. Direktorius. Šok gražus telefonas. Tai užėmė. Ką iš jo? Tai reikėjo sumokėti, tai biškai... Biškai pasiskolino mano viešos mašinos ir aš nesukodu. Ką? Supras? Tai žodžiu, iki bėgu parlamentas. Žiūrėk. Palauk. Jis dabar man 3 tūkstančiai. Ką? Na jau nėra. Nu, aš tas su to direktoriumi išsiaiškinsiu. Kur direktorius tu? Ai, ne, paskambink man. O jau tave išsivešiu. Na, va, išsivešiu. Aš tavęs nepamiršiu. Palaukit, tai nu iš direktorius pavogt. Palauk. Paėtų, ar aš su tokiu nukaisu važiuoti? Man bandymas pirmas. Gerai, kaip nuvažiavom, tai reikia įsitraukti. Trauksiu. Na va. Nu, tai liksiu be manęs. Be direktoriaus liksiu.
Blam, kas čia įvyko, ką tik? Ką tik? Kas yra? Man tikrai reikia pagalbos. Čia ką matau, kai namai. A, tikrai. Jo, reikia biškį pakalbėti su mano mentorinė atkreipti. Visgi pakalbėsiu bus. Kada pakalbėsiu? Jo, o tai kaip man, tas pūpautas, palaukit, žiūrėkit, turi svečią. Labą dieną. Labą dieną. Ar galite išlaisvinti mano draugą? Labai brangiai kainuos. Tai direktorius mane apvogęs 3 milijonai kainavo mašiną. Gerai, aš visų pakalbėsiu. Gerai. Kaimynė, taigi direktorius tai pabėgo. A, jo, tiksliai jis pabėgo su mano 2 mašinom. Niekas apsuoja, mes jį biškį apsuštinsim kaip reikalas. Gerai, kai jis ateina, einu su. Na, ačiū. Uhu. Iš laisvas. Jo. Pagal. Ai, tiksliai, faktų nereikia. Na tai ačiū pareigūnė. Nežiūri mano kompą. Gerai. Pažiūrėk šitiek darbo. Einam tik tais. Da už tai tavęs... Ui, atsiprašau, direktoriu, atsiprašau. Einam tik tais, da už tavęs... Turi 10 sekundžių. Aš... 5 sekundės. Nu reikia. Ui, paliečiau. Ai, aš bėgau. Ai, neras tenai, nes ir nieks neviešo. Боже, нам еще тепло. Ну, солдатюка, как. Ну, ты правда, не išlįsi, ne? Pradė. Ką daro? Nieko. Čia atėjom, pasižiūrėjom, kad čia jūsų nėra, tai dėl to galvojom, gal pasislėpėt. Jo. Aš vos laukiu miegu. Žin. Kas tu? Nežinau. Tai gerai. Varu į savo prekyvietę. O, žiūrėkit, kur mano pinigai? Ai, čia kažkoks juodas banditas padarė. Jo, jis buvo juodas, dar turėjo juodą skarelę. Tada buvo aukštesnis negu mes. Nusisuksiu keliom sekundėm. Ir kai atsisuksiu, kad jūsų nerasčiau. Na, 3, 2, 1. Oi! Tavo motociklas. Čia šiaip direktorius. Nenoriu. Bėgam namo. Tau arčiau namai matė bėgti. Bėgtų greičiau. Varom pas mane. Bėgam, kiaurą. Važiuok man mašiną. Nežiūrėk į šiukšlės, ten nieko nėra. Jokių šiukšlių. Nusisuk. Dar reikia tvarkyti. Į mano kompą. Nu, žiūrėk, turiu va šitų. Oi. Tai gaudyk vieną. Turiu tą visą krepšį pinigų. Nieko, aš visus maišus. Kaip pinigai. Tikrai? Jo. Ką tikiuosi ten nepašūdas. Ne. Kaip ant stalo mokytojas. Žiūrėk, direktorių iš klynų kišenės paėmė. Košiu. Da, žiūrėk, kažkodėl šitų radau. Trys. Pažiūrėkim, kaip jis veikia. Pavyzdžiui, mano šitą dėžę. Man duodas. Paėmiau jos dar vieną tokį. Šis man nereikia. Man rodos, čia žinau, kas bus. Gaudį. Na, va, atsimenu, kad šitoj vietoj visi varstami išmesti gal. O, žiūrėk, nevesminga. Na, jeigu šitai ištrauksim, tai pasmiksim. Gerai, mano moršinė jis. O tai kaip užauginai tu jas? Nesakysiu, jeigu nežinau. Gerai. Varom, biškį palauk, spaudžiu. Ką čia sugyvai? Taip, ten. Atsigėriau kaip reikalas. Nieko negirdėjai. Žiūrėk, mano šikanas nukrito. Gerai, dėkam į mano mašiną. Ai, to mašina, ne ant tavo stogo. Ne, ant stogo.
Jau užlipo. Nulis. Na, va. Direktorius apvagytau mašinas ir mano akumuliatorių išėmė. Tai nieko, žiūrėk, turiu dviratį. Turiu, tau. Štai. Tai palauk. Tai dviratis. Ne, tai čia biškį reikia iš tos grūzos išėmti. Na, išsitrauk. Ap. Tinka? Gerai. Tikrai? Jo. Na gerai, patikės. Tai varom į kariuomenį, išmoksim, pasimsim ginklų, bet išmokys gal mus. Arba tiesiog apvogim tus ginklus. Lauk, dar reikia išmokti, kad su juo važinėjau. Ne, aš pripratęs. Apa. Kur tu dingai? Į kariuomenę pakau. Į kariuomenę. Vieną. Palauk, čia kažkap kelias lygos. Suprantu. Na va, tikrai mašinų nebeliuko. Palaukim, dabar tai būdų kultūrą einam pažiūrėti, ką mokytas mūsų mokės. Ar buvo verta mums pabėgti iš pamokos. Tai tau duosiu žiūrovų pasiėmą. Ui, žiūrovų. Gerai. Einam pažiūrėti, kam ten bus. Gerai. Dabar tą vieną mokinį mokina. Nu gerai, mokinsiu kaip įtem dešras. Jau gerai, ką papėjau. Jeigu būtų pasilikęs. Tai varom į kariuomenę. Tai dar geriau. Kariuomenė pavoksim ginklų, supranta? Nu, gerai. Jeigu neparagyti. Ne, tikiuosi. Opa. Ui. Laidės išlendo. Aš tai šokinėjau realiai. Ui. Aho, ant galvų iššokti. Gerai. Na, mes čia gražiai pasiparkavome. Nu jo, mano tėvus nepasmenė su jais. Taigi, dabar tyga. Tuoj sauliukas. Ką čia buvo? Labą dieną, norėjau paklaust, gal jūs mokytojų dirba, kovojo iš užvėjęs, tai visus mokytojus. Tik norėjau paklaust. Jo, dirba. Nieks nedaug. Vilnių, kur tu? Nežinau, kažkaip pasimetęs. Taigi, eik, stokit, nestori, kiek sąlų, patikur kėdės. Oskarė Vilnių sėdė. Na, Vilnių varyk, kaip jie rodyk savo kariuomeniškumą. Tai palauk, ant stogo užlipsiu, tada nulipsiu. Taigi, parašyk apie save ir draugą. Gerai, palauk. Trauksiu. Kad tu... Na va, gerai. Aš teroristas, kad tu galėjai? Gerai, gerai, pasirašyk į savo pusę. Gerai. O, parašiau. Taigi, Rimantas Račas, dirbęs karalystėje. Mylė. Ką? Suprantu, kamelas pas mus karalystėje. Gerai. Taigi, palik mano stalą ramybėj. O, po to nepralendu pro jį. Visi po į vieną stalą, nu gerai, šiek tiek. Taigi, ką tu būtų? Oi, čia mano legendinis šautas. Ką daro? Tai noriu paklausti. Tai tu neapsirengi. Jo toks kostiumas, tai žinot. Aš tau sakau, naik į palapinę apsirengi. Pakalbėsiu su Gerai. Taigi, ką aš atlaikė ginklą? Aš esu laikęs Rusijoje. Tai ką tu reikia šaudyti? Šaudžiau į taikinį su arpiguškė. O, puiku. Ką dar? Taigi, kaip baigė, sėskis į galą savo vietą. Gerai. Taigi, dar jūsų kol galiu paklausti. Nežinau, bet ko klauskit. Pavyzdžiui, o kaip pavyzdžiui, jum
Jeigu jų šias apšaudė, o pavyzdžiui tie taikiniai maži ar dideli buvo? Maži. Tai čia puiku ir kiek pataikėt? Visas kilometras. Puiku. Man rodo, čia mūsų draugas. Palaukit, eisiu. O, jau. Gal ne taip reikėtų apsirengti. Atrodo kaip mano Baryšnikovų žmona. Suprantate. Na ką? Taigi, dar noriu paklausti, kas šitą pertvarką padarė? Ne mes. Kur dėdė? Kišenėje senelį nešiu. Gerai. Žodžiu. Taigi, tai dar jūsų tokie apmokymai pasakysiu. Pirmasis apmokymas, kaip priknudyti priešą, čia duos į silpniausią vietą. Mano silpniausia vieta yra didelis pirštas. Jūs nemalaujūs? Aš tau nesakysiu savo posėdį. Aš žinau. Tai Mili, dabar žinai, ką aš tai galvoju? Taigi, pasipšau susigrovo visą į kišenę. O tai šito? O šitą, ne tada. Varom tam direktoriui parodyti, kas yra pasaulis. Tai Mili, Ką? aš žinai, ką tau pasakysiu. Nu. Taigi, tu gal pabūk čia, žinai. Čia viskas bus gerai, aš grįšiu. Tikrai? Jo. Nes jeigu ateisi, tai kaltas liksiu tu. Ai, nu tai gerai. Ne, grįšiu aš čia, pamatysiu. Kas ten įvyko, reikia atvažiuoti. Reikia jį biškį nusinešti. Opa. Gerai. Reikia neštis, kaip visada. Ui, nenumest reikėjo. Sprogdens antra dalis. Sprogimas buvo nekenksmingas. O tai kur mokykla? Mėlynuosius radijas. Tu matai, aš tanką kalbu. Kas tu toks? Atsinek mėlynos pavonė, taigi mėlynos Palauk, iš kišenės įsitrauksiu. Matau, kad taikinį turiu, reikia kovoti. Ai, bent susinaikinu.
pasakyk apie savo gyvenimą. Ką? Ar kasdien? Tai ko tu dabar čia sakai kažką?